Sveiki visi, šiandien Nemunas, pagaliau, gražuolis koks už manęs. Bandysiu ant fiderio pagauti karšių, lynų, karosų. Oras pasaka iki pietų. Po pietų žada lietų, vėją, tai bandysim, aišku, ne nuo pačio ryto, dabar jau kažkur 6:30. Biškį pramiegojau, bet žvejų pakeliui vieną mašiną realiai mačiau, tai kažkaip keista. Nors šiandien darbo diena, tai gal dėl to. Bandysiu ryštis sistemėlės, darysiu jauką. Šiandien bus sliekas, dzikiukas, matiliukas ir bandysim kažką pagauti. Iškart klipsą, dugną praskanuosiu, vietelę surasiu ir pirmin. Viskas bėgu šert ir gaudyt. Visiems gero žiūrėjimo. Jauką šiandien paėmiau karšinį, pernikas, tamsų tokį rūdą ir biškį maišysiu su tokiu norfiniu šviesiu. Ir tokių dalykėlių dar dadėsiu. Tikrai jaukas dirbantis. Na kaip dirbantis? Šiandien bandysiu, bet tikiuosi dirbs. Ir karpysiu slieką, matiliuką ir šersiu. Viskas labai paprasta. O. Dadedam į jaukutį. Ir sumaišom viską ir bandom. Jauko parašiu, toks išeina. Dar pastovės biškį, pabrinks ir bus super. Sliekiukas, dar dzikiukas, matiliukas ir šersim. Dabar ruošiu meškeres, kol kas pastovės ir super bus. Ruošiam sistemėlės. Aišku, reiktų namie paruošti, bet galimybės nebuvo, tai čia vietoj greitoj suryšiu. Sistemėlė bus kaselė, inline ir šeriklėlė slankiojanti. Ir viskas. Labai paprasta. Ant kaselės kabinsiu kabliuką su pavadėliu. Kabliuką dėsiu 8 numerį kažkur. Turiu dar 6. 6-8 šiandien bandysiu, kad smulkmė nekiptų. Tik užmečiau meškeres, vieną dzikas, matilius, kitą grinai slieką bandysiu, ant mėsytės kokį karšioką. Na aišku, kai visą laiką, be nuotykių negali būti. Vieną tik svarelį skanavimo dugną turėjau ir tai. Pamiršon vienas meškeres klipsą nuimt, kai sviedžiau, bam! Viskas nuėjo kartu su svareliu, svarelio nėra. Gerai, kad at pirmos meškeres spėjau vietą užsiklipsuot. Kitą teks tiesiog mėtyt, kur pataikysiu. Tai pažiūrėsim, kokią meškerę laimės šiandien. Kur užklipsuota gražiai vietelė, viena ta pati šerta, arba antrą meškerę, kur be klipso. Tuoj parodysiu, kaip vietelė atrodo. Oras šiaip geras, tai banguoja šonu iki pietų. Iki pietų orą gerai, po pietų jau vėjas, škvalas, uraganas, lietus prasidės. Žiūrėsim, iki pietų pabūsim, tikiuosi kažkas susakys, bet kol kas iš vis, pirmi 2 metimai net nieko visiškai, bet dabar bandysiu šert, mėtyt, tai taškelį prišert. Nemunėlis gražus, dešiniai meškerė užklipsuota su klipsu ant dziko,
Kairė meškerė ant slieko, tiesiog be klipso. O. Pas mane jau pirma žuvys ant slieko. Atsiliepia, aišku, kai visą laiką nufilmuoti nespėjai. O toks va, ešeriukas gražus ant sliekučio paėmė va. Paleidžia iškart. O, tegu plaukia gražuolis. Bet toks kibimas agresyvus buvo. Pirma žuvis Nemune šį sezoną. Gražu. Na jau sėdžiu, realiai 1,5 valandos geros. 2 kibimai buvo. Vienas realizuotas ešeriukas. Ir dar buvo vienas kibimas. Irgi toks tik greitas. Pakirtau ir nieko. Bet ant slieko, grinai ten sliekas ir ant galo vieną dedu matilį tokį raudoną. Ir ant tos meškerės, kur neklipsuota, metu bet kur. Nu kaip bet kur? Toj pusėj medį išsirinkau ir tiesiog be klipso, nes svarelį tą pamečiau paskutinį savo, kur dugną tikrint. Ir viskas. O ta meškerė visiškai tyla, kur užklipsuota gražiai, šerių į vieną vietą. Visiškai tyla. Iš tikrųjų, man čia realiai pirmą kartą prie Nemunio taip, kad atvažiuot. Ir va vienas ešeriukas kažkoks. Ir realiai 2 kibimai. To jau 2 valandas, kai tik sėdžiu, tai čia man kažkaip keista. Bet vanduo žiūriu nusileidęs. Tai gal dėl oro, kad nestabilus orai, gal dabar vėl to įlys, vėl šalta bus, čia nesuprasi. Arba slėgis, dar kažkas, nes ir žvejų visiškai nėra. Vienas žvejys, va iš kairės dabar girdžiu mėtą ir viskas. Daugiau kažkaip, nu nieko, žiūrėsim iki pietų. Pasėdėsiu, nes lietų nuo pietų praneša. Kažką pagausiu, parodysiu. Na, tikiuosi, to šersiu, mėtysiu. Gal ateis kažkas į tašką. Ką tik praėjo lietus, tai visas sušlapau, jau galvojau, iki vakaro bus lietus, bet dabar kažkaip žiūriu, oras dar geresnis patapo nei kai atvažiavau. Bet skaityk kelnės visas šlapias, dar striukė tai daug maž. Tai biškį nusprendžiau padaryti sriubytę iš parduotuvės ir kavytę. O dėl žuvies tai vienas ešerys, 3 kibimai tokie neaiškus, viena žuvis, ant fiderio, ta prasme ir tik ant slieko, ant dziko nieko visiškai. Ir ant tos meškerės, kur be klipso. Visi kibimai, viskas, ten ne vieno net kibimo nebuvo. Ten, kur užfiksuota, šeriama į vieną tašką, visiškai. Bet dabar tai oras pasaka. Išgersiu karštos kavytės, sriubytės. Ai, sušilsiu biškį. Super dalykas, va, porą minučių, vandenukas užvyrė, aišku, reikia aplinkų tokia senelė, jeigu vėjas, nes kai vėjas, tai sunkiai, va, taip be vėjo, tai pasaka. Nu, va, antras, 4 kibimas, va, traukiu kažką žuvį. Bet smulkia. O, jau plakės atsiliepia. Bet tik tai sliekas. O, toks plakiukas. Ką tik lietus praėjo, nurimo visiškai. Štilius vos ne. Ir va, plakės. Pirmas plakės. Nu, įdomiai. Tik va pagiminau, sriubytę paėmiau. Ai, kaip geras sušilt. Po lietaus. Ir kibimas toks greitas. Bam. Nu, matėt patys. Plakį ištraukiau. Nedidelį paleidau.
Net cetelio nesinori įtraukti, kai jeigu tokie kips mažytai, iš karto į vandenį paleisiu ir viskas. Vienuoliktą valandą jau. Buvo ką tik irgi kibimas toks staigus ant slėko. Bet ištraukiu tą meškerę, kur dzikas, tai vienas apčiulptas buvo ir viskas, tai nesupratau, ar pramiegojau kibimą ar ką. Pažiūrėkit, kavytė, gamtoj, skanios kavytės, kas geria, super. O, ką tik kibimas buvo, kažką traukiu. O, ant zyko, jau ant zyko, ten kur šėriau vietelė. O, prašau. Ten kur šėriau. Jau šiandien didžiausias. O, ką bandysiu ir toliau, gal kažką ir rimčiau pagausiu. Super. Žvejybą savo baigsiu, jau apie 4 valandą vakaro, kibimų labai mažai, sakyčiau, šis kartas prie Nemuno tikrai vienas iš silpnesnių. Pagavau ešeriuką, plakiukų porą ir 2 tokius karšiukus kilograminius, toj parodysiu. Aš taip ir galvoju, nes žvejų mažai buvo, orai keičiasi, toj prasidės lietus, šaltesnis oras. Na, nieko užtat. Oras tai tikrai palijo iš pradžių, bet po to buvo super štilius. O pradėdavo bangot, iškart kibimai. Tai va tiek, toj parodysiu žuvį ir iki kitų kartų. Va. Oi, kur jūs bėga. Tokie va. Karšiukai, vienas va didesnis, riebesnis toks, kitas mažesnis. Toj paleidžiu ir važiuoju namo. Gražuoliai, bet gražus tikrai. Nemunas.